Sveiki! Su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Aleksandras I buvo Jugoslavijos karalius, vadovavęs šaliai nuo 1921 iki 1934 metų. Net 3 Aleksandro I šeimos nariai mirė antradienį, todėl jis atsisakė rodytis viešuose renginiuose, kurie vykdavo antradieniais. Tačiau 1934 metų spalio 9 dieną antradienį jis neturėjo pasirinkimų. Aleksandras I atvyko į Marselį, kur pradėjo savo oficialų vizitą Prancūzijoje. Vizito tikslas sutvirtinti Jugoslavijos ir Prancūzijos santykius. Aleksandras I kartu su Prancūzijos užsienio reikalų ministru Louis Barteau buvo iš Lietuvos vežami atvirame automobilyje Marselio gatvėmis, kuomet į gatvę įžengė bulgaras Vladas Černožemskis ir šovė į karalių 2 kartus. Aleksandras I mirė iš karto, taigi karalius taip pat mirė antradienį. Ačiū žiūrėjusiems. Visus laidos neįtikėtini faktai reportažus galite rasti internetinėje televizijoje betabu.tv. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook puslapyje.